Sveiki, šiandien noriu papasakoti apie dujų balionus. Šičia mes turim standartinį dujų balioną, kur senukas kainuoja nuo 50 iki 70 eurų. Privalumas realiai yra tik vienas, jame yra kaina. Visa kita yra trūkumai. Dėl to, kad kai važiuojat, keliaujat, jeigu norit pasikeisti dujų balioną, tai dažnu atveju nekeis, nes ne ta firma, ne ta spalva. Čia iš viso, paėmė iš mūsų sandėlių, tai čia yra Color. Mes iš Ispanijos gal atvažiavęs, gal iš kur aš nežinau. Tai daugumą vietų nekeis. Taip, jūs galite nuvažiuoti, pasipildyti, bet labai problematiška yra rasti vietas, kurios pildo tokius dujų balionus. Vakarų Europoje apskritai bus labai sunku. Ir dar vienas minusas, jis yra sunkus. Kai jisai baigėsi, jūs turit kelti, nešti, vežti, vėl pasimti, vėl dėti, vėl nešti, vėl sukti, vėl tarpinės, ir yra tų reikalų. Man tai nepatinka. Tiesa, tokio dujų balionų vasarą jums užteks maždaug apie kokias 3 savaitės. 2 dujų balionų jums užteks apie 1,5 mėnesio. Jeigu keliaujat vasarą, tai aš manau, kad tik tais vasarą, manau, kad tikrai užtenka tokio dalyko. Bet mes turim ir geresnį variantą. Tuoj parodysiu. Čia beje jisai tuščias, todėl aš taip biškį lengviau jį keliu. Turim šitokį variantą. Čia mes turime užpildomą dujų balioną. Jisai turi manometrą, mes matom, kiek užsipildo. Mes turim atsarginį vožtuvą, jeigu būtų problemos, kad čia išeitų dujos, kad nesprogtų. Ir užpilimą. Tai čia nereikia tokio dalyko, kad atvažiavai, atsukai, kad užpildytų ir panašiai. Jisai visą laiką yra paimtas į sistemą, tiesiog jungiasi per adapterius, tuo parodysiu adapterį, jungiasi per adapteris, atvažiuoti į degalinę, kur pildo automobiliam dujas, jūs jau turite uždėję adapterį, visą laiką čia yra uždėtas ir tada jau tiesiog pildot tiesiai į balioną. Nereikia nei atsukinėti, nei užsukinėti. Privalumas tame, kad nereikia jo kilnoti. Antras privalumas tame, kad visur užsipildysit ir visą laiką jausitės saugus. Žiemą, kad jūs suprastumėt, kai yra koks -25, tai vieno dujų balionų užtenka maždaug 2-3 naktim ir tai pataupa. Tai čia šiuo atveju iškart turit sistemą per 2 dujų balionus, tai reikės užvažinėti į dujų degalinę tik tais kas savaitę. Taigi, tai atvažiuojat, įsipilat ir išvažiuojat. Mes galim padaryti dujų užpildymą netgi, kad nereikėtų darinėti šitos skyriaus. Šitas balionas turi vieną trūkumą. Jo kaina yra 440 eurų. Čia yra koks 70 eurų, čia 440 eurų. Bet manau, kad verta. Aš kai atvažiuoju į degalinę, aš turiu šitos dujų balionus, kurie yra pildomi. Čia, matot, yra šičia sujungimai. Čia pakreipimas, iš kurio dujų balionų imtų energiją. Galim taip daryti, kad iš abiejų imtų energiją. Atvažiuoju į degalinę ir va šičia yra vieta, pro kurią pildosi. Lietuvoje aš turiu va tokius perėjimus. Lietuvoje naudojasi šitas, tai tiesiog prisuku ir tada ateina ir užpildo dujas. Jeigu tokio dalyko, pavyzdžiui, nenorit įsirinkti iš išorės užpildymo, tai nieko tokio, tada yra toksai ir šitas. Tai parodysiu. Ir tada susikonstruoja toksai daiktas, prisisuka čia, jį galim čia atsukti ir tada va, tai yra toksai dalykas ir tada tiesiogiai į tą dujų balioną leidžiamos dujas, ir tada vėl atsisuka ir šitą, tada ir šitą prisileidžia tiesiogiai dujas. Jeigu nenorit išorinio pajungimo.